Как? Kada? Tai apie ką mitingas? Nu, šiais metais vėl paplūdimių tvarkymui ir gelbėjimo tarnybai priežiūrai vėl buvo skirta virš 1,5 milijono litų. Anais metais panaši suma buvo skirta, užpraeitais metais vėl panaši suma. Ir pažiūrėkime, kur tie visi pinigai yra dedami. Reiškia, virš 300 000 yra išlaikomas pastovus personalas, kuris pats nežino, ką jisai atlieka ir kokius darbus turi atlikti. Virš 120 000 yra išleidžiamas sargam išlaikyti, kurie saugo taip vadinamas gelbėjimo stotis. Virš 70 000 kūrui vėl išleidžiama, 7 000 išleidžiama. Jūsų manimu, tie pinigai yra naudojami ne pagal paskirtį ir nėra aiškios ataskaitos, kurie panaudojami? Mano manimu, yra išlaikoma, nežinau, 20 žmonių nieko neveikiančių, stovyklautojų kažkokių. Tai kokia paskirtis gelbėjimo tarnyba išlaikyti 20 žmonių kiaurus metus nežinančių, ką jie veikia? Tai jūs manot, kad čia yra švaistamos... Aš manau, kad yra milžiniškos sumos švaistamos, kas susijęs su gelbėjimo tarnyba. Tokios pat sumos švaistamos yra ir su mūsų Klaipėdos paplūdimių priežiūra. Aiškia, smėlio valymu, takelių remontu. Ir mitingas prieš tai, kad savivaldybė nors truputį atkreiptų dėmesį prieš vasaros sezoną. Kad sutvarkytų paplūdimius? Kad sutvarkytų paplūdimius, kad pagaliau įpareigėtų Skečtinų gelbėjimo tarnybą dirbti profesionaliems gelbėtojams, ne taip iš gatvės paimtiems berniukams. Ir kad poilsiautojai jau jaustųsi saugus. Прошу, Толя. Да,